Labas rytas, mes išeinam jau pusryčiauti, kad nešas savo pomidorūkų prie kiaušinienės, nes man trūksta labai čia daržovių. Va, o saulytė šviečia, mes planuojam po to į Aivarų maudytis į jūrą. Tai gal neiškepsim. Ai, dar tiesiai eisim rūbų pasiimt, pažiūrėsim kaip išplovė. Tokie mūsų pusrytukai su šoninė, kiaušinienė, nu man taip lietuviška čia bulkytė, nu ir žinoma pomidorūkų. Aš savo atsinešu, nes čia trūksta, man trūksta tų daržovių. Bet tą košę bulvių, tai žinokit, nei 5, nei 9, tai ją paliksiu jau čia. Ir turim apelsinų sulčių. Nežinau, ar čia tikriausiai nenatūralios, bet su apelsino gabaliukais, kaip čia pasakyti, pyrė. Skanaus valgom, kol nešalo. Atėjom šiandien pasiimt vakar išplautų rūbų, tai pažiūrėkit, kaip gražiai susukta, supakuota, dar nerimavom, kaip reikės namo parsinešti, o viskas paruošta ir super, turėsim švarių rūbų. Išėjom pasivaikščiot, paieškoti kažko, patys nežinom ko, bet gulėti mum ant saulės yra per daug. Pagulėjom pusvalanduką, bet jiem paplūdimi visiškai be telefonų, kad įlipus į jūrą nereikėtų bijoti, kad ten kažkas kažką gali pavogti. Tai pakimarinam, gavom saulės, įvariukas pečius nudegė, tai dabar tiesiog čilinam. Mes po parduotuvę vaikštom, tai va paėmiau čia tokių kiaulės kuryčių, kaip jie vadina. Mes vadinam, bet nežinau, kaip jie vadina. Paskui tokių riešutų japoniškų. Šitie krekeriai mums labai patiko, tai mes jau čia kelintą dieną jų vakarodami. Nu ir žinokit, labiausiai tai nustebino dantų pastos, amerikietiškos dantų pastos kaina. Kosmosiškai nedidelė. Po to va šitą užtepėlę jų vietinę norim paragauti, bet jaučiu valgysim su krekeriais. Tada pasiėmiau kojų nuo prakaitavimo šitą dulksną, nes, nu ne dulksną, miltelį, kaip pamiršau tą žodį, kaip vadint, talkas, va. Žodžiu, nu čia įvariukas vakarais, šampūną. Aivaras visur Head & Shoulders šampūną perka, nes jam labai patinka, tai užsieny labai geresnės kokybės negu Lietuvoj. Tai dantų pastų papirksim, dabar nežinau, metam į priekį. O Aivaras pasirodė, kai variukai bandelės, jau mes žinom sistemą, ką reikia daryti, išsirinko porą bandelių. Žinoma, valentinkiai pasiruošę, vat, vietiniai, tikros gyvos tulpelės. Šiandienos mūsų pietais ir vakarienė, tai po 2 tokius picos gabaliukus užsakėm, nes visos picos neparduoto, čia valentinkiai jau švenčiam. Čia yra pagrindinis šito kurortinio miesto Kokobongo naktinis klubas, šiandien muzika, vakarėlis vyksta iki paryčių, į jį įėjimas vienam žmogui yra $80, o už ką už tai gaunat, tai būna vietiniai pasirodymai, šou visokiausi, tie patys Spidermenai, ten šokiai, vakarėliai ir žinoma gėrimai, kiek norit, tiek gerkit alkoholio. Iš mūsų viešbučio buvo keletą žmonių šitam bare praėjusią naktį ir sakė, kad neverta, tų pinigų šou nieko verti, tai buvo 1,5 valandos ir išėjo lauk. Tai mes, kadangi alkoholio nevartojamo vakarėlių turim ir Lietuvoje, tai mes ir net neišbandėm šios pramogos. Pataikyk tu man! Vos Karūnas nepametė, dabar jau kolegos pamatė.
Aivaru klaidžiojame čia visokiais skersgatviais ir man atrodo, kad už nugaros yra jūra ir nėra dabar čia jokių barų, nieko labai įdomu pažiūrėti. Ar čia irgi tokia ramybė, bet šiaip esam pavargę ir planuojam eiti ilsėtis. Brigitai leido rankas nusiplauti. Ten kaip vietinė dabar visą matyti. Kadangi jie neturi tualeto, tai leido nueiti prie jų darbuotojų rankas nusiplauti ir fainai. Oh, thank you. Tai pasiėmėm to, ko nesam ragavę, tai čia yra mandarinų skonio, čia kažkokia guavija, net nežinau, kas čia tokia yra, ir baltas šokoladas su pistacijom. Nuragauju mandarinas, labai įdomu. Su rūgštelė, daug rūgštelės. Įdomus iš tikrųjų skonis. Kaip kits? Čia guavija. Labai įdomus, nepatirt toksai kaip su greipfruktu ir su rūgštelė. Šiaip geras visai. Baltas šokoladas. Nu ir čia mano klasika. Su pistacijom, na netgi. Uoga. Pabaigai pats tas. Paskutinę dieną pasilepinsiu iki galo. Taip, vietiniai laukia jau parado, kuris tuoj prasidės. Matot, jau policija užtvėrus kelią, kad nebevažiuotų mašinas, kad būtų visiems tiem paradininkam kaip pravažiuoti. Mūsų paskutinis rytas Meksikoje. Ir nors mums išvažiuoti iš viešbučio dar tik už 3 valandų, bet mes atsikėlėm anksčiau, kad ateiti pasitikti paskutinės saulės ir grožimės tuo vaizdu, dar geriam šiek tiek į save ir skubėsim toj namo paskutinius daiktus susidėti. Tai kelionė eina į pabaigą. Visiems ačiū, kas žiūrėjot mano video, kas laikinat, komentavot, žinot, kad man tai yra labai svarbu. Ir toliau lauksiu jūsų peržiūrų. Taip mane motyvuoja toliau filmuoti, fiksuoti ir dalinti savo emocijomis.